Jeigu jūs jaučiate, kad jūsų viena sėdmens pusė yra labiau įsitempusi nei kita, galbūt vaikštant matote, jog viena koja eina labiau iš išorę nei kita koja, galbūt net jūsų dubuo yra labiau pakrypęs į vieną pusę, tai gali būti todėl, kad jūsų viena sėdmens dalis yra labiau įsitempusi ir jūsų šlaunikaulys yra labiau išorinė rotacija ir tam labai gerai tiks jums vienas pratimas prieš treniruotę, kuris vadinasi Hip Airplane. Atliekant pratimą Hip Airplane pradėsime nuo pusės, kurios sėdmuo yra labiau įsitempęs. Atsistosime ant tos kojos, kitą galinę ištiesime, šiek tiek pirštais įsiremtume kažkokį tai objektą šalia. Biškį priimtas kelias į priekį per klubo sąnarį, bet ne per nugarą. Mes lenksimės iki kol pajausime kažkokią tai tempimą. Pavyzdžiui, dabar pajaučiu, kad yra čia kažkur tempimas, sustoju, užlaikau šią poziciją ir per klubo sąnarį atlieku vidinę rotaciją, pajaučiu sėdmenį tempimą ir užfiksuoju maždaug apie 3 sekundės. Po 3 sekundžių einu atvirkščiai į išorinę rotaciją, užfiksuoju sekundę ir vėl kartoju veiksmą 10 kartų ir tą patį atliksiu kitai kojai, kurios sėdmuo jaučiasi sunkiau. Šitai kojai atliksiu ne tik pauzę 3 sekundės, bet taip pat ir ilgesnę pauzę sutraukime.